Įsivaizduok, ateini pas draugus, jie rodo savo laptopus, vienam lagina Minecraftas, kitam vos veikia CSGO, o tu išsitrauki savo Lenovo Legion 5 ir visiems iškart aišku, kas čia bosas. Šitas kompas nėra šiaip laptopas, jis labiau kaip slaptas ginklas žaidimuose ir aš parodysiu, kodėl. Pradėkime nuo ekrano. 15 colių OLED atrodo wow, raiška 2560 ant 1600. Reiškia, kad viskas super detalu. Spalvos ryškios, juoda spalva tikrai juoda, o ne ta pilka kaip daugelį laptopų, na tokia pastovėjusio cepelino spalva. Kai užleidi filmą arba anime, atrodo, kad žiūri per kokį kino teatrą. O žaidimuose realiai jautiesi viduje, nes OLED tiesiog padaro savo magiją. Gerai, bet ekranas dar ne viskas. Viduje sėdi 13 kartos Intel Core i7 procesorius. Skamba kitaip, bet ką tai reiškia realybėje? Tai reiškia, kad paleidi Discordą, Spotify, dar kokius 100 tabų Chromo naršyklyje ir vis tiek gali ramiai lošti be lagų. Net mokyklinius darbus, kai reikia editint prezentacijas ar renderint video projektą, šitas kompas suvalgo be jokio prakaito lašelio. Ir jo RAM kiekis – 24 GB DDR5. Čia kaip turėti energetinio gėrimo būstą kiekvieną kartą, kai jungies prie kompiuterio. Na, tiesiog žinai, papildoma jėga visada praverčia. Dabar pats įdomiausias dalykas – žaidimai. RTX 5060 su 8 GB. Jeigu tau tai nieko nesako, įsivaizduok tai. Tai naujausias kartos vaizdo plokštė, kuri leidžia žaisti naujausius žaidimus ant high ar net ultra nustatymų. Cyberpunk – sklandžiai. GTA 6 – kai tik išeis, nebus jokių problemų. Ray tracing efektai, šešėliai, šviesos atspindžiai atrodo taip tikroviškai, kad gali pamiršti, jog čia tik žaidimas. Ir plus DLSS. Reiškia, kad FPS kyla, o grafika vis tiek topina. Kitaip tariant, jeigu nori ne tik žaisti, bet ir laimėti, ši vaizdo plokštė duoda tau pranašumą. Žinoma, vien grafikos neužtenka. Čia turi 1 TB SSD. 1 TB reiškia, kad gali instaliuoti Steam biblioteką ir dar liks vietos serialams, muzikai ir mokykliniams failams. Beje, SSD yra žiauriai greitas. Žaidimai kraunasi akimirksniu, Windows'as startuoja per kelias sekundės, o internetas Wi-Fi 7. Dar nespėjai priprasti prie Wi-Fi 6, o čia jau kitas lygis. Greitesnis, stabilesnis ir labai naudinga, jeigu gyveni name, kur visi jungiasi prie vieno tinklo. Pamiršk lagą streamuose, online žaidimuose, viskas veikia labai sklandžiai. Ir pabaigai dizainas. Eclipse Black spalva atrodo žiauriai stilingai. Nėra tų pigiai atrodančių blizgučių, viskas solidu, rimta, bet ir kartu toks gaming vibas. Tai kompas, kurį gali atsinešti tiek į mokyklą, tiek į LAN party ir visur jausies gerai. Tai va, Lenovo Legion 5 yra toks laptopas, kurį paėmęs gauni du viename – žaidimų monstrą ir rimtą darbo įrankį. Klausimas tik vienas, ar esi pasiruošęs savo setupą pakelti kitą lygį? Čia buvo Technorama ir aš Zigmas ir iki susitikimo Technorama parduotuvėse. Iki!